Lietuvos rinkoje yra vienas niuansėlis, kad visi tiesiog turi kažkokią nuomonę. Supratom, kad yra daug tiesiog blogos informacijos, kuri netitinka realybės. Čia visos Europos mastu jau dabar yra reguliavimas ir smulkiųjų išstumimas realiai iš rinkos. Iš esmės, žinai, Balyje kitaip, tu nusipirki vilą ir tau viskas sumenedžinta. O Europoje tu nusipirksi ne tik tai butą Italijoje, tu nusipirksi dafiga galvos skausmo artimiausius tiek metų, kiek tu tą butą turėsi. Norėčiau, kad irgi mūsų klausytojams nepadaryti taip, kad čia Balis tobulas, ten viskas idealiai, nėra jokių rizikų, nes jų yra. Chebra, man čia nušvitimas, tipo, kaip čia gali būti toks oфигенnas namelis, aš galvoju, be vandens, be tualeto. Laukia vandens kolonėlė, o žmogus pasakoja, kaip jam ten, žinai, nu, tipo, jo yra vienas iš... Dėl to, kad patirtis, dėl to, kad yra ką prisiminti. Intencija ir yra, kad dalintis viskuo atvirai, vat ką mes kalbam, mes pasakome apie konceptus, kaip mes čia ką darysim ir panašiai. Ir mes nebijom tos konkurencijos, nes mes žinom, kad nuo konkurencijos investuotojas tik tai šloka. Ką čia diskutuoti? Tai reikia tiesiog daryti. Kažką. Čia buvo greičiausiai pasaulis organizuotas podcast, nes susitikom gruodžio 31 ryte Kavoseroj, prašnekėjom kokias porą gerų valandų apie visą investavimą Balį ir ne tik. Jo. Ir baigęs tuom, kad sakom, reikėjo, kamera čia būtų ir būtų buvęs geras podcast, bet nebuvo. Tai už 2 dienų dabar jau sėdėm prie kamerų, kad pakalbėti plačiau apie visus tuos dalykus. Ir šiaip, kai mes pradėjom vystyti Balį, supratom vieną dalyką apie Lietuvos rinką. Ir tas vienas dalykas apie Lietuvos rinką buvo tai, kad beveik visi turi kažkokią nuomonę apie investavimą Balį. Tai kažkas girdėjo per TikToką kažkas iš draugo girdėjo, kažkas dar kažką. Ir supratom, kad tai yra daug tiesiog blogos informacijos, kuri netitinka realybės. Tai kalbant apie Lietuvos rinką, Lietuvos rinkoje yra vienas niuansėlis, kad visi tiesiog turi kažkokią nuomonę. Ir kuo plačiau tu, ta prasme, esi matomas, tai tuo ta nuomonė yra žastkesnė. Taip. Tai čia, žinai, čia turbūt, jūs per Balio prizmę, žinai, žiūrit, aš tai žiūriu overall. Tai... Visko neįspręsim ir visų nuomonių neišsklaidysim, bet ką pagalvojom, kad galim bent šiek tiek papasakoti iš vystytojo perspektyvos ir kaip yra iš tikrųjų ir kaip ta realybė atrodo. Ir kodėl Balis turbūt nėra skirtas kiekvienam investuotojui ir ne visiems. Jo, aš manau, kad per daug šiandien neįsiplės, nes man atrodo, mes kai susirenkam galėtume kalbėti, žinai, ir 5 valandas. Bet aš manau, gal iš tos patirties, pavyzdžiui, ką ir aš gaunu kalbėdamas su investuotojais, kad, žinai, pagrindinės gal temos šiandien galėtų būti rizikos. Tai va, žinai, įdomu būtų ir iš tavo pusės, žinai, išgirsti, ką tu galvoji rizikos. Ir ar tada tikrai galima tikėtis to 15-17% grąžos. Tai va, galėsim gal va, į šitas 2 temas pabandyti padiskutuoti, ir žiūrėsim, kur ta diskusija nuves. Man dar tie tokie, pavadinkim, didesni portfolio, atrodo įdomi tema iš to, ką tu pasakoji. Tai irgi manau, kad čia ir galėsiu pasidalinti, ką apskritai, koks trendas Europoje su investavimu Europoje, tarkim, toj pačioje, bet čia same, kad, žinai, žmonės formuoja tos portfolio ir kažkur investuoja, tai ar tai būtų Balis, žinai, ar tai būtų Europa, tai čia skirtumas jau yra tada kitam lygmenį, ten rizikos, žinai, kiekvieno apetitas ir visa kita. O prieš kiek laiką pajutai pirmą kartą tokį apie iš viso užsienio investavimą, kurį pajutai kaip vartotojas, ne taip kaip pats investuotojas, žinai, ar pats perkantis, parduodantis, bet tiesiog kaip kada pirmą kartą Instagram'e pradėjai gauti apie kokį Kiprą, Antaliją ar Balį ar ten dar kažką? Geras klausimas, aš pats pradėjau, tai čia, žinai, Ryga nėra toks jau galbūt tolimas, tikrai netolimas užsienis, bet stil užsienis, tai yra, aš matau, kad daug kas visgi nepasiryžta net ir toje pačioje Rygoje, kaip pavyzdys investuoti. Tai mano istorija prasidėjo 2019 metais, kaip aš dabar sakau ir dažniausiai šypseną visiems sukelia, kad sakau, man tuo metu NT kainos Vilniuje atrodė didelės ir tada galvoju, ką daryti. Tiksliau, vienas bičiulis sako, tai ką, didelės, tai ką daryti, tai sakau, tai arba Kaunas, arba Ryga. Tai sako, jeigu kažką užmatysi, žinai, davai. Tai taip ten mes ir nukeliavom. Tai va, tai aš turbūt mano paties, tai va taip istorija prasidėjo.
O kalbant apie ten kažkokias tai, internete matymą, tai aš manau, kad paskutinius tikrai turbūt 5 metus jau yra feedas pakankamai neblogai užkištas, pavadinkim taip, žinai, ten Kipro, nežinau, kas čia dar, šiaip į galvą nieks net labai nešauna, žinai, Kipras buvo visą laiką, nes ten vis kažkas kažką judindavo ir tebe judina, bet kaip aš sakau, man didžiausia nuostaba yra, jeigu tu gali rinktis, o tu gali rinktis iš viso pasaulio, kur investuoti. Tai kokių velnių rinktis Kiprą ir juolab Šiaurės Kiprą? Ta prasme, kodėl? Ten yra neaiški teritorija, su dafiga neaiškių dalykų. Ta prasme, yra žmonės tada susiskirstę už ir prieš. Tu eini kažkur, kur... ten, bet nėra taip visur. Ne, tai nėra taip visur, nes ten, žinai, nenukrypstant į politiką. Žinai, tengi yra aš žinai, dabar nepaaiškinsiu, reiktų pasičekinti, bet aš kažkada čekinausi, kai gilinausi. Tai kam eiti į kažkokią užgrobtą ten ar kažkokią neaiškę teritoriją, tai nėra taip Italijoje, teisingai, Ispanijoje, Balyje, tai ten nėra, kad kovotų kažkas su kažkuo, ne, ir ten neaiški kažkokia dalis atitverta ir tu ten gali, žinai, investuoti ir ten aфигенно graža. Bet aš kalbėjau su tais kas ten, žinai, kažkiek daugiau supranta, tai antrinė rinka ten yra iššūkis, tiksliau jos beveik nėra, tai įdomu bus ir jūsų paklausti apie Balį, nes antrinė rinka yra vienas iš dalykų, kuriuos aš pasižymėjęs turiu, kaip kad, dar neaptarta, tarkim, ir tai, apie ką ten žmonės nediskutuoja. Kažkas man sakė, kad, tai ten antrinės rinkos nėra, bet aš galvoju, logiškai negali būti, kad antrinės rinkos Balyje nėra, dėl to, kad rinka NT yra žiauriai aktyvi, turizmo rinka yra žiauriai aktyvi, tai negali nebūti antrinės rinkos, nėra, kodėl nebūtų. Kiprė gali būti, kad nėra, nes vieną kartą nusipirkai ir po to, kam tu prakiši tą daiktą, nes jis niekam nereikalingas, žinai, tik tai tau. Tai va, mano toksai turbūt buvo 19 metais Ryga, jeigu atsakant į tavo klausimą, tada kažkada, manau, čia visų 5 metų bėgėje tikrai jau feede buvo daug visokiausių pasiūlymų, o dabar bent jau pas mane tai tikrai, yra labai užkištas tas feedas, jeigu kalbam apie Facebooką. Balis, kaip kalė, tai kalė, žinai, tai aš tave specialiai, žinai, targetinam tave. Bet suprantai, ne tik jūs, bet ten yra, aš atsakau, aš ten paustą įkėliau apie Balį ir turbūt tas sutrigerino. Ir aš ten vieną šeštadienio vakarą nieko daugiau beveik nemačiau feede, tik tas reklamas skrinšotinus, žinai, įdomu buvo. Tai Balis, Dubajus, tas pats Kipras turbūt, ir dabar jau pradedu matyti vis daugiau dar skirtingų šalių. Čia šią savaitę mačiau Prancūziją, ten kažkas iš agentūrų, reiškia, pasiėmė, žinai, ten kuruoti, tarkim, ne. Ten ta pati Ispanija jau dabar daug tikrai ir skaičiai jau yra kažkokie, kad ten apie 200, man atrodo, būstų, bijau sumeluoti, per kokį laikotarpį lietuviai nuperka Ispaniją, žinai. Tai daug. Vis tiek, palyginus, žinai, jeigu lyginit su kažkur buvo ten keliolika, dabar, žinai, keli šimtai. Tai... Dar Arnas palėtė tą temą, kas neturėtų investuoti, pavyzdžiui, į Balį. Galim galvot nuo to tokiu pradėti. Ir mano nuomonė, tai vis tiek reikia suprasti, kad Indonezija, kad Balis, tai nėra tiek Balis, yra ir Indonezija, tai yra 285 milijonai gyventojų. Tai visų pirma taip. Bet iš kitos pusės tai yra besivystanti rinka. Ir tai turi tam tikrus ir pliusus, ir minusus. Ir ką aš matau, tai yra iš socialinės medijos ir visokių straipsnių, tai galima susidaryti, žinai, kad vilų viešbučių statyti negalima, Balis skęsta, ten jo įvairiausiai. Dabar mačiau, tai iš tikrųjų ir buvo taip, kad prieš 2 metus mes nusipirkom pirmas žemes, pilnai sumokėjom, išeina visoje socialiniai medijoje garsiausi pranešimai, 2 metam bus uždraustos statybos, vilų negali statyti. Aš atsimenu, dabar tai papuolėm. Bet klausyko, tai ką reiškia nusipirkot? Tai čiagi pirmas yra šitas. Pirmas dalykas, ką mano įsivaizdavimu ir mano aplinkoje, ką žmonės pasako, kai pradedi kalbėti apie Balį, tai kad tipo, niekada, nes žemės taigi nenusipirksi. Labai geras pastebėjimas, jau mano galvoje jau, žinai, veikia kitaip, tai yra natūralu. Jo, užsienietis Balyje, Indonezijoje, jis negali pirkti, tai dominuoja ilgalaikė nuoma. Ir tada yra niuansų, kur tenais kiti sako, kad kaip ir egzistuoja tas pirkimas, bet tai nėra iki galo pirkimas. Tai yra atsidarant indonezietišką įmonę, tu gali, yra kitoks ilgalaikės nuomos tipas, tai tu kaip ir nusiperki, bet tai yra vis tiek nuoma ir tą nuomą tu turi prasitesnėti kas 25-30 metų jau iš valstybės. Ir tada tenais tas mokestis yra labai labai mažas, tai tu įeidamas sumoki labai daug.
ir tada kas 25-30 metų tu prasitesinėjai. O labiausiai išpopuliarėjęs yra, tai pavyzdžiui, tu esi vietinis tas balietis, turi žemės plotą, aš iš tavęs nuomojuos. Tai tu lieki vis tiek savininkas ir mes tada derinam sąlygas. Tai labai svarbu yra ta notarinė sutartis, kad mes apibrieštume visus įmanomus scenarijus ir realiai mūsų, pavyzdžiui, atvejais mes ten derinam, kad būtų 75-90 metų ta ilgalaikė nuoma ir tu prarandi visas teisės. Mes apsirašom, pavyzdžiui, tu numiršti, kas vyksta, nedaug dievė, aišku, jo savininkas numiršta, kas vyksta, tai kad vaikai paveldė visada sutartį, kad jisai negali įkeisti į banką, parduoti, kad jokių kompensacijų prašyti, nieko negali. Tai vad geras pastebėjimas, kad jo, pirkimas neegzistuoja, egzistuoja ilgalaikė nuoma. Okay. Tai iš esmės, tai iš valstybės tai viskas aišku, čia tas pats kaip Lietuvoje, tai valstybinės žemės nuoma, o iš privataus tada, kaip suprantu, sutartiniam lygmenį yra, ne, kad apsibrėži viską. Jo, tai yra notarinė sutartis, jo turi dalyvauti visos šeimos atstovai, kas yra ten tam žemės sertifikate, tada mes turim dalyvauti notarė, tada nepriklausomi liudininkai, ir tada pasirašoma ta notarinė sutartis. Okay. Tai va čia yra tas, sakykime, toks vienas pagrindinių dokumentų, dar gaunam klausimą, tai ar yra registruojami patys pastatai, va čia nusiperki butą, tai jis yra registrų centre registruojamas, Indonezijoje toks dalykas neegzistuoja, yra, tai va kaip mes turim registrų centrą, Indonezijoje yra BPN, tam BPN registruojama yra tik tai žemė ir tik tada, kai tu ją realiai nusiperki, tai va jeigu tu išsinuomoji. Ne, tai kai tu nusiperki, tai vietinis. Bet kas yra tada parašyta sutartį nuomos ilgalaikės, tai kad tu gauni ne tik tai žemės plotą, bet viskas, kas yra ant jos. Tai va toks ne visai standartinis, kadangi pastatai atskirai nėra jie registruojami, tai va sutartyse yra parašyta, kad viskas, kas yra ant jos. Ir tada, jeigu tu sugalvoji ten po 25 ar 30 metų neprasitęsti, tai tada reiškia, kad ir viskas atitenka tiek žemės plotas, tas viskas jo atgal savininkui. Bet tai gerai, tai tu pasirašai, kad tau priklauso viskas, kas yra ant tos žemės, bet o kaip yra su pirkėju, kuris perka vieną iš pastatų, kurie priklauso tau, jums? Tai vėlgi mūsų sutartyje yra parašytos, kad mes turim visas teisės, tai vat viena iš teisių yra subnuoma. Okay. Tai vat reiškia, kad mes išmokėję tą žemę, tą nuomą mes galim tau subnuomoti. Ir mes, tarkim, turim ten žemės plotą 40 arų, sakykime, grubiai statom ten 20 vilų, ir tas kiekvienam tada tam potencialiam investuotojui priklauso ten 2 arų. Tai techniškai investuotojas, tai techniškai vilos savininkas yra žemės sklypo dalies nuomotojas. Jo, iš esmės taip. Ir tada iš esmės mes dar ką padarom vėliau, tai mes turim visą šitą teisę, bet vėliau yra kitas klausimas, ką gaunu iš investuotojų, sako, Jonai, kas bus su pratęsimu, tarkim, už 25 metų, sako, tai kur bus Jonas? Gal Jonas bus Meksikų iš 24, ten 25 metų, ir aš nežinau, kur aš būsiu, aš negaliu šito garantuoti. Tai mes tokį ekstra saugumą padarom, kad mes tą vidurinioji grandis tokia kaip ir pasitraukiam ir tada suvedam tą tiesioginį investuotoją tiesiai su žemės savininku. Tai čia toks yra gal techninis niuansėlis, ką mes su notarė esam padarę, kad tiesiog apsaugoti dar tą investuotoją, kad jam nereiktų derintis per mūsų AIA Developments įmonę, bet jis galėtų tiesiogiai su savininku. Bet tai ką, tai ta prasme, tai tampa tada kas 20 nuomininkų atsiranda? 20 nuomininkų atsiranda. Ir tada kiekvienas nuomininkas turi tą teisę, tu nori prasitęsti, Arnas nenori prasitęsti ir tada gaunasi taip, kad atsiranda tas toks lankstumas. O tai gerai, o kas tada, tarkim, tai gerai, aš noriu prasitęsti, Arnas nenori prasitęsti, tai gaunasi, kad dalis nori, dalis nenori. Jo, ir tu sprendi, tu prasitęsi, tu toliau turi savo žemės plotą ir vilą. Arnas neprasitęsia, tai reiškia, Arno žemės plotas ir vila atitenka savininkui. Žodžiu, tokių daug įvairiausių niuansų, bet turbūt, kad čia ir yra, kaip kažką pasakau, atsimenu apie Balį ir iš karto sakė, tai sako, tai where's the catch? Ja. Nežinai, ten 15 ar 20%, tai jie neteina čia Europoje be catch. Tai ar tu investuosi ten, žinai, į vartojimo paskolas, tai tada vienas catch pavadinkim, žinai, versus, kad tu investuosi į NT paskolas, o čia, žinai, ar tu investuosi Vilniui ten, žinai, su 5, Rygoje su 10, ar Balyje su 15-20, tai visur yra savi niuansai ir tada tu, nuo ko ir pradėjom, tada tu įsivertini viską. Jo, tie, žinai, niuansai vis tiek reikia suprasti, žinai, ir skaičiuotis, gal, jeigu yra ten 25 metai nuoma,
per kiek tau laiko atsipirks ir tada vėl tai netaip ir gazdina, žinai, kad mes esam tokia dabar matom koreliaciją, kad žemės kainos pratesimas koreliuoja su 1 metu sugeneruojamom pajamom. Tai reiškia, kad kai reikės prasitesti, sakykime, tu prasitesi, tai 1 metus tu nurašai ant tos žemės ploto pratesimų. Okay. Tai žinai, tada vėl tu, kas yra labai svarbu, tai žinai, pradžioje gal kai prasidėjo tenais 3, 4, 5 metai atgal, tai labai vietiniai žemės savininkai nenorėjo duoti tų garantuotų pratesimų. Ir dabar, pavyzdžiui, gal jau dabar mažėja, nes jau tas pirmas ratas toks, sakykime, užsidarė, bet būdavo taip, tu nusipirki vėl 20 ar 25 metams ir tada neaišku, kas bus po 25. Tai ten faktas, kad tas savininkas jau nebenorės pratesti arba jeigu pratesti, tai už labai kosminę kainą. Ir jeigu tu neapsirašai šitų dalykų, žinai, tu atsirandi tokioj ganėtinai rizikui. Klausykite, tai mes čia, kaip sakant, be preliudijų, ne? Atėjom, atsisėdom ir, ta prasme, galvoju, gal reikia čia kažkokį... Pašildyti? Kažkokį, ta prasme, intro, kažką, nes jis, ta prasme, tai, žinai, matosi, kad 3 bičiai, žinai, ta prasme... Tai, sakai, nuo rimtų temų galim pradėti. Ne, nuo rimtų temų, aš galvoju, gal reikia pasakyti, žinai, vieną rimčiausių temų, pasakyk outfitą. Tom and Jerry mes matom ryškų, gražų, tokį naujas. Ačiū vyrai už istoriją. Ačiū už pastebėjimą. Šiandien beje yra, kaip pasakyti, debiutas. Debiutas. Šiandien jūsų podcastai yra debiutas. Dėl to, kad pagalvojau... Ką aš pagalvojau, žinai, šiaip žiūrėjau iš tikrųjų į Tom and Jerry per brando pusę. Tai pradėsiu nuo klausimo. Kaip galvojat, kelintais metais startavo? Tom and Jerry? Iš tikrųjų, du klausimai, pažiūrėsim, kiek žinai, kaip kam atrodo, čia toks, žinai, kūrybinis nukrypimas. 90 sakyčiau. Aš sakyčiau, 85 irgi taip galvoju apie savo tėvus, žinai. Mūsų sesė, pavyzdžiui, žinai, jau tikrai turėjo būti matyti. Gerai, spėjom. Pabandysiu neišsiduot. 1940-ais. Įsivaizduok. 1940 metais. Tai aš taip biški per brando pusę pradėjau žiūrėti ir tada galvoju, fainas brandas, o aš visą laiką, kai skambinu ne Lietuvoje, kai angliškai kalbant, rezervuoju restoranus ir jeigu būna, kas, žinai, sako, ten dar kartą, what's your name, žinai, sakau, Tom, like Tom and Jerry. Ir visą laiką, žinai, juokiasi tada tas žmogus ir galvoju, jeigu čia yra, žinai, būdas, kaip jam bet kokiam žmogui, žinai, dirbančiam kiekvieną dieną savo darbą pakelti nuotaiką, tai yra nice. Tada pradėjau nagrinėtis brandą, tai pagrindė per Gary V, jisai, žinai, ten apie tą brandingą daug kalba ir apie visokiausius dalykus, tai jisai, kadangi paleidęs dabar savo ten tą V-Friends tokią liniją yra, žiūri jisai į Pokemon, tai yra Pokemonai, yra Disnėjus ir yra, jeigu žiūrėt per brandingą, tai yra Pokemonai, yra Disnėjus ir yra realiai Tom and Jerry, nes su kuo gali Tom and Jerry lyginti. Tai kiek brando vertė? Dar vienas klausimas jums. Tom and Jerry brando vertė šiandien dienai. 40 metų. Priklauso Warner Brothers. Billions. Ne? Tikrai. Tai labai sunku palyginti su Pokemon. Pokemon yra 100 billion. Pokemon. Tom and Jerry kukliai 700 milijonų. Tai va, tai žodžiu, tokia istorija ir pagalvojau, kad, tai Tom and Jerry, tai toksai, žinai, gal visai nice, žinai, padidinti. Linksmai spalvotai su mintim, ne? Jo, bet galvoju, kad gal, žinai, trumpai gal pasipasakokim, vis tiek žmonės žiūrės, ne, ir jie tipo... 3 bičiai kalba apie balių, žinai, be preliudijų, tai moteris iš vis nesupras, o vyrai, žinai, tipo, gal ir sakys gerai, tai iš karto prie esmės. Tai jūs papasakokit trumpai, žinai, ką Arnas, ką Jonas, o aš pasakysiu, ką Tomas. Tai, žinai, mes gal dar ir atskirai padarysim tokį intro, kad, žinai, tikrai būtų ir apie tave papasakota, žinai, įsiplėsnis, labai geras pastebėjimas, bet labai trumpai. Tai visai neplanuotai, žinai, pas mus atsirado nekilnojamas turtas. Netyčiukas vadinasi gyvenime šitie dalykai, taip. Tai jo, aš, žinai, pradėjau keliauti po Aziją, tai Tailandas, Vietnamas, atsirado Balis. Kiek tu metų dabar jau Balyje gyveni, nes tu ten gyveni teisingai? Jo, dabar 3 metai. Tai žinai, nusipirkau prieš beveik 3 metus bilietą, išvažiavau su mintim pagyventi.
mano vieni artimiausių draugų ten jau gyveno ir jo, tu gyveni, žinai, ir automatiškai tu matai, kad kažkas vyksta, nori ar nenori, tai va artimiausi draugai nusipirko žemę, pasistatė tokį butikinį viešbutuką, šiai dienai jiem maždaug per 1,5 metų jų investicija atsipirko. Ir tu gyveni tam pulsi ir tu matai, žinai, kad atsiranda tų vietinių draugų, žinai, atsiranda Jonai, gal nori žemės, ten kokia kaina, žinai, pasako, ai brangu, žinai, tai va kaip tu ten apie Vilnių buvai paminėjęs. Po to žiūri, kad po 3 mėnesių jau ta kaina ten vos nepadvigubėjo, žinai. Ir jo, tu gyveni tam pulsi ir visi, va, ateini į kažkokį coffee shopą, žinai, va, geri, ten, nes labai communities geras, yra, žinai, ir labai lengva užmėgsti naujas pažintis. Ir jo, tu ateini, geri kavytę, žinai, bičas sako, ką tu, žinai, statau vilas. Čia kitas pasisukis, statau, žinai, butik viešbutuką. Ir supranti, kad kažkas darosi. Tai va, vienas mano irgi kitas draugas sako, Jonai, žiūrėk, dabar galvoju, 24 metais turbūt, sako, turim nusipirkti žemę, pasidaryti projektą, žinai. Sako, davai darom patys, sako, va, tu vieną vilą, aš vieną vilą, susirandam žemę. Ir taip pradėjom, žinai, va, taip ieškoti žemės. Bet aš puikiai supratau, žinai, aš iš marketingo, Arnas irgi iš marketingo ir pas mane nėra jokio know-how apie statybas. Ir tada vieną rytą šnekant su sesė per garsiakalbį, žinai, jinai sako, mano vyrui Giedriui reikia, sako, pokyčių, žinai. Ir aš sakau, tai gal nori atvaryti Balį vilų pastatyti, tas jokai sako, noriu, žinai, už 2 savaičių jis jau Balį, nusipirkom pirmą žemės, ir va tai viskas prasidėjo. Ir ta kelionė, sakyčiau, kad tikrai nebuvo labai lengva, tai mums užtruko, vos ne 2 metai, 1,5 metų, kol mes pradėjom statyti pirmą projektą Vila Meilė. Tai begalė yra, žinai, ten nuo tų visų teisinių dalykų, mokestinės sistemos ir taip toliau, ir gal kertinis momentas tai yra žmonės, žinai, tai net ir Giedrius, kuris yra tikrai, perfekcionistas, ten į detalės daro. Ir vystytojas jisai Panevėžys. Ir jisai yra vystytojas, Panevėžys stato namus. Tai, tikrai, žmogum, kur gali ten 110% pasitikėti, bet atvarisi Balį, jo irgi rankos yra šiek tiek užrištos. Ir kol mes atsiradom tinkamus architektus, tinkamus tos vietinius vystytojus, nes užsienietis atvažiavęs irgi negali statyti, tai stato tik tais indoneziečiai, baliečiai arba iš aplinkinių salų. Tai, žinai, toks mini intro ir tada po tų 1,5 metų tokio begalinių, sakykime, gal streso su tom antraštėm, kur minėjau, kad, žinai, išsinomavom žemės, pilnai apmokėjom ir ten jau 7-ženklė suma, žinai, už 2 žemės ir išeina straipsnis, kad uždraus statyti. Ir mes sėdėm, galvojam, tai, wow, žinai, šaldyti pinigai, ten irgi investuotojus ir taip toliau, bet tada tu prisitaikai. Ir vietiniai mano draugai, žinai, aš ten mato, kad stresuoju, jie žvengia iš mane, žinai, ir juokisi. Sako, Jonai, per visą mūsų istoriją niekada nebuvo taip, kad išleidžia kažkokį tai pranešimą ir kad 100% tai bus. Ir aišku, ką aš darau, pradėjau samdytis įvairius advokatus, žinai, jie tenais analizuoja, tenais ką planuoja išleisti, kokį įstatymą, ir tenais antraštę, kad 2 metam užbanins ir nebeleis statyti, bet po to skaitant visas pagrindinis core šito yra, kad jie skatins investicijas į Balį, žinai. Ir tada tu supranti, prisitaikai, va čia gal ir yra pagrindinis momentas, kam neinvestuoti, tai gal žmonėm, kurie mato tas antraštės ir tik skaito antraštės ir neįsigilina. Nesakau, gali atrodyti taip, kad įsijungi Balis skęsta, greuna pastatus, ten viskas nelegalu, ten nieko negalima padaryti, Airbnb uždraustas, statyti negalima, žinai, atrodo, wow, bet kai tu pradedi gilintis, nieko panašaus, niekada nebuvo ir nemanau, kad bus, žinai. Tai papasakok. Man tai, žinai, aš taip irgi klausaus ir man iš karto flashbackai iš kiek mes švenčionėlėse planavom, važiavom ir žiūrėjom, žinai, nes panašumo, kurį turime aš ir tu, tai mes turim tą tokia vizija ir idiliška, kaip turi dalykai atrodyti, arba ir šiaip tave, pavyzdžiui, pažįstant, žinau, kiek tu laiko praleidai social media, scrollinant, galbūt ne tik tenai postukus gražius ir panašiai, bet tiek Amerikos rinka, tiek man vis atsiunti kažkokius ten unique Airbnb, kažkokius setupus ir panašiai. Ir visą laiką mane, kas žavėjo, ir gal mūsų čia irgi toksai atsirado ryšys tame, pagrindę sustiprinant švenčionėliuose, bet kad mes matėm viziją, kas ten yra, kas vyksta, kad tai yra community based, kad tai yra kažkoks segmentas, kurio nėra kitur, kažkas naujo ir mum jau nuo to early days, sakykime, mes norėjom tenai būti, važiavom ir ieškojom, kaip tenai įeiti.
Tai vat lygiai tas pats įvyko, sakykime, ir kai Jonas pradėjo kalbėti apie tai. Iš pat pradžių man buvo toksai, kad žiūrėk, davai tiesiog pasitestuojam, pasižiūrim, kas tenai bus ir panašiai. Bet viskas pradėjo vystytis nuo to, kad mes galvojom, tai gerai, vat, mūsų bičiulis padarė tenai tą boutique hotel, jam ten gerai atsipirko ir panašiai, ir galvojom, tai, padarom ir kažką, ko mes patys galėtumėm didžiuotis ir vat, nuo brolių tiesiog padaryti tokį, kas mums būtų patiems tenai faina ir norėtumėm būti. Ir tada viskas tai pradėjo vystytis ir tie projektai ir idėjos ir visa kita, bet pagrindai iš to, kad mes pamatėm tą rinką, kuri yra ten ir jinai nenormaliai auganti, jo, čia visiems aišku, visi žino ir panašiai, bet ką mes pagrindę pamatėm, tai pamatėm, kad viskas taip pat atrodo, kaip mes sakom, štampovkė visiškai, eini tenai į tą Airbnb ar į Bookingą, scrollini ir jeigu tu scrollini, lės tie vaizdai, bet dėl to, kad jie visi panašus, nėra nieko, kas ten kristų į akį. Ir mes, kai pradėjom daryti, ten yra viena dalis, ką Jonas irgi minėjo, tenai apie galbūt žemės ir ten statybų niuansai ir visa kita, bet visi, tam pačiam Instagrame, kai matei, tai visi postinas ir žada tą 15-20, esu matęs ir 22% ir panašiai, bet mūsų pagrindinė idėja buvo, kad kai mes pradėjom žiūrėti, kad mes norėjom padaryti kažką, kas būtų, turėtų tą competitive advantage. Tai va, pavyzdžiui, kokia yra rinka, tai va, mane kas motyvuoja ir gerai, aš nenusimanau apie statybas, bet aš ir nevaidinu, kad aš nusimanau. Bet ką aš nusimanau, tai mes dirbam su PepsiCo įmonė, kuri daro 100 milijardų per metus. Nežinau, kiek brandų esam tenai paėmę nuo 1 milijono apyvartos iki 30, iki 40, 50. Tai pas mane galvoj tiesiog automatiškai veikia, kad yra rinka ir kaip visi daro, pavyzdžiui, marketingą, kalbant apie brandus arba apie beleką. Ir tada, tai gerai, o kaip padaryti taip, kaip nieks nedaro, kaip padaryti vat įskirtinai. Vat ką mes esam kiek kartų kalbėję šiaip apie nekilnojamą turtą ir projektus užsienį, bet lygiai taip pat ir čia buvo. Tai vat visas mūsų proceso dalis yra taip, mes turim, mūsų co-founderiai yra patyrus architektė tiek Europoje, UK, Amerikoje ir visa kita, bet jinai vysto projektus Bali, tai mes žinom, kad tenai mes esam saugus, bet tada mūsų kas lieka, kaip padaryti taip, kad tai būtų kaip niekas kitas nedaro. Ir ne dėl to, kad mes ten padarysim kažkokį ten paauksuotus tenai, nežinau, slenkščius, bet mes padarysim kažką, kas bus atsparus tą rinkos skaitai. Nes vėlgi, turbūt, kad ten visą laiką bus 20% ateinančių 100 metų nerealistiška ir tiesiog taip neveikia rinka ir turbūt kiekvienas investuotojas su pradmenim kažkokiais investavimus supranta tai. Bet mūsų pagrindinė misija yra, kaip padaryti taip, kad kai rinka keisis, mes visą laiką išliktumėm viršui. Tai mano toksai ateimas buvo į projektą, kad kaip padaryti tą competitive advantage su visom žiniom, kas yra išmokti iš marketingo. Ir va čia, man atrodo, ir tave žavė tie dalykai, nes aš atsimenu, tu man pasakojai, mes kažką važiavom iš Švenčionėlius iš tikrųjų, ir man atrodo, dviese važiavom. Ir pasakoji kaip į Rygą, kad įėjai. Ir kad tu pažiūrėjai, kad ir čia buvo prieš 3 metus ar ten 2, tai tu man primink, jeigu neteisingai atsimenu, bet kad tu ir sakai, kad tu pažiūrėjai rinką, pažiūrėjai Old Town ir kad visi tiesiog old schooliniai būtai nėra nieko naujo modernaus. Ir kad tu paėmė, man atrodo, bijau smeluot 4 ar kiek objektų įrengėt moderniai, taip kaip Vilniui galbūt jau yra norma. Ir nuėjęs pas brokerę, pasakai savo kainos lūkesčius ir jis sako, neparduosi už tiek ir čia stovės tai viskas, ir sproga tenai per trumpą laiko tarpą. Bet, visiškai teisingai. Tarsi nebuvo ką lyginti, tarsi nebuvo, kad tu, žinai, gali, taip, kaip suprognozuoti pajamas. Tai tu ėmi panašų objektą Airbnb, žiūri, kiek jis tenai, žinai, kainuoja ir tada gali suprognozuoti tas pajamas. O ką, jeigu nėra tokių objektų Airbnb? Jeigu visas, tas vadinamas supply yra outdated, tai viskas buvo pastatyta, ir dabar dar didelė dalimi yra statoma visiškai ant hipotezių. Tai mano hipotezė buvo, kad, žinai, vienoje iš Baltijos šalių sostinių, normalioji Baltijos šalių sostiniai, jeigu yra srautas toks kaip į Vilnių ir didesnis turistų ir nėra normalaus supply, kas Vilniui jau tuo metu buvo, tai aš betinau, kad jeigu mes padarytumėm normalų, gražų, gražius modernius Airbnb, jie būtų populiarūs, žinai, ten
Taip ir buvo. Tai mes dar sugebėjom visą tą įgyvendinti per COVID-ą. Tai čia dar, žinai, atskira istorija, gerai buvo ką veikti su savo challenge'ais, bet buvo ką veikti. Tai va, tai toksai vienas pastebėjimas turbūt ir kitas, ką tu teisingai sakai. Aš manau, kad žinai, su Baliu yra kitaip. Ten, kas yra gerai, ten su ta pačia Ryga lyginant, ne, tai Rygoje ir kaip ir Vilniui. Mes turim, va, tokį miniatiūrinį srautą žmonių, turistų. Jeigu žiūrėt, žinai, worldwide, nes, čia didžiausias iššūkis yra mažas srautas ir tu tada su tuo mažu srautu turi dirbti, žinai. Balyje yra atvirkščiai, ten yra mega didelis srautas, tai tada aišku, akivaizdu, kad tu irgi turi su juo dirbti, tik tai kitais parametrais jau, žinai, tada daug, dar svarbesnis tampa efektyvumas, bet ir ten, žinai, svarbu. Bet ir, ką tu mini, išskirtinumas, pozicionavimas, ką aš visus savo daug metų trumpalaikės nuomos rinkoje būdamas, visą laiką visiems sakydavau, tai tiesiog žinau, ir čia atėjo per patirtį, tai tiesiog žinoti, kam tas daiktas yra skirtas. Ir dar svarbiau turbūt žinoti, kam jis yra neskirtas. Čia labai geri pastebėjimai, žinai, aš gal net vieną didžiausią klaidų, ką matau, tai kaip prasideda mūsų investavimo pokalbis su potencialiais investuotojais, klausiu, ar perkat savo, ar investicijai. Tai pas mus 100% visi perka investicijai. Sako, Jonai, gal 2 savaitės, gal mėnesį, gal retais atvejais kažkas ten 2 ar 3 mėnesius, sako, važiuočiau pabūti. Tai mindsetas yra, kad investuotojas perka investicijai. Jisai susigundo tais 15-17%, ką mes vėliau galėsim aptarti, kaip tai pasiekti. Bet didžiausia klaida yra, kad jie perka pagal savo asmeninį poreikį ir norą. Tai ir žinai, čia tada klasika ir tada, irgi būna taip, šneku su investuotoju, žinai, pasakoju. Ir jis sako, bet Jonai, aš norėčiau, kad man būtų Ocean View, aš norėčiau, kad mano kiemas būtų didžiulis, man sako, jūsų dizainas, tiesą sakant, nelabai patinka. Sakau, grįžtam prie pirmo klausimo, ar perkat savo, ar investicijai. Ir sakau, tai visiškai nėra poreikio tai auditorijai, nes aš gyvenu, mano partneriai gyvena, mes puikiai suprantam, kas yra Uluvatų, kokia auditorija, ko reikia. Ir sakau, apie tai, ką jūs kalbat, būtų labai faina turėti. Sakau, mums būtų ir smagiau tokius objektus gal statyti, nes didžiulis kiemas, prabangesnė vila, bet sakau, tada ta nuomos kaina būtų tokia didelė, kad tiesiog nebebūtų poreikio. Ir tada žiūri, galvoja, gal ir logiška. Tai aš manau, kad čia reikia labai suprasti, žinai, kad kas iš tikrųjų moka pinigus, kas iš tikrųjų atvažiuoja. Ir jeigu mes kalbam apie Balį, vėl kitas dalykas, ką reiktų suprasti, tai yra subrinkos. Tai Balis tai nėra tik tais Balis. Tai Ubudas yra vienokia rinka, Čengu yra kitokia rinka, yra Sanuras, tenais, kur vyresnė auditorija važiuoja, yra Uluvatų ir tas pats Uluvatų dar skirstosi Binginas, Nyangas, tenais yra, žinau, kad kažkas vysto Ungasanė, kur ten pramoninis rajonas. Tai vėlgi, tu turi labai suprasti tą savo subrinką, kai tu supranti tą savo subrinką, tada tu gali pradėti kur dizainą, galvoti apie vilą ir taip toliau. Tai tai aš manau, kad čia, žinai, ką gerai yra turėti tave tokiam projekte, nes, žinai, tu tada, tai aš ten atsakingas, nežinau, už marketingą, įskaitant pozicionavimą, kaip pavyzdys. Ir tu tada matai, nes, ten yra ką veikti. Aš sakau, aš pirmą kartą, kai atsidariau Uluvatų bookingį ir pamačiau 1700, žinai, rezultatų, tai man buvo, aš galvojau, žinai, čia tiesiog įsivaizdavimas, tai kažkokia nedidelė sala, tada ten toj nedidelė saloje kažkoks tai kaimelis, tai kiek tu įsivaizduoji, kad kaimelėje gali būti, žinai, pasiūlos, 50, 100, 150, bet ne 1700. Ir aš tada, tai man, žinai, pačiam reikėjo biški, suprasti, kad, tai čia viskas taip veikia, žinai, tada apie tokius skaičius mes kalbam, bet vis tiek grįžtam prie to, ką tu ir sakėjai. Kad, žinai, pasiūla, kur tu būsi tam, tai kur tu tuose 1700, žinai, būsi ir ką tu pasiūlysi ir panašiai. Tai čia yra mūsų, iš tikrųjų, ką mes pastebėm, kalbėdami su klientais arba apskritai darydami marketingą, kažkokią sklaidą, tai kaip sakiau pačioj pradžioj, kad dauguma žmonių turi kažkokią nuomonę apie tą Balį. Dažnai jinai yra klaidinga. Bet jie neskiria užtektinai dėmesio, resursų ar neturi noro tiesiog pasigilinti tai šiek tiek daugiau, ateiti su mumis, tiesiog pasikalbėti tiesiog, kad išgirstų, suprastų, nes, pavyzdžiui, tiesiog tiek mes matom palei
žemės kainos kilimą, palei vilų kainą, kuri yra būtent toj vietoje, bet ir net įsivedus internetą ir susiradus statistiką, kuri sako, kaip atrodo augimas. Nes visi, kas, pavyzdžiui, sako, ir vienas didžiausių turbūt irgi yra tokių, kad sako, Balis jau viskas, čia jau pavėluota yra, nes belė kiek, čia jau visi buvo, visi nuvažiavo, jau jis niekam nebeįdomus, kas dabar kitas bus, what's next, žinai, Balai. Bet rinka, ką rodo, tai kad žemės kainos kyla, turizmas vis dar kyla, lyginant su 24 metais, 25 dar daugiau žmonių važiuoja tenai ir niekas niekur nestoja. Kažkada sustojus arba kažkada stagnuos arba nebebus tiek tokio kilimo, bet lyginant su kitom rinkom, ką mes matom, tai įdomu tavo nuomonė, nes tu ir Tenerifėje esi aktyvus, ir Rygoje, ir visur kur. Tai įdomu, kaip tavo akim ir iš tavo perspektyvos tu matai tą balio, sakykim, judesį, ar tu, pavyzdžiui, galvoji, kad, jo, čia per vėlai ar ne, bet kaip lyginant su Ryga, kaip matai, ir kaip su ta pačia Ispanija. Tai jeigu gali daryti balį, tai daryk balį. Žinai, čia mes su tavim kartais ir pajuokavome rimtai, kodėl aš nevarau. Yeah. Todėl, kad aš žinau, kad ten bus per daug gerai, kad, ta prasme, kad, žinai, nenuspręsti, kad aš noriu čia daryti artimiausius 3-5 metus bet ką. Žinai, bet ką, nes ten, ta prasme, tai aš manau, kad čia, žinai, yra labai nepalyginami dalykai. Jo, dedam šiuo atveju į šoną visus tuos ten, kokia pas ką rizika, kas ką prisima, neprisima. Žinai, šitą viską atidėjus, jeigu šiaip tiesiog pažiūrėt iš to, kad ten palyginus kelias rinkas, aš manau, kad vienareikšmiškai ir aš manau, kad žiūrint į Europą apskritai, kaip į, imant apskritai Europą, ir lyginant su visom kitom ne Europos šalim. Gal atmetus Ameriką, nes Amerika panašiai Europą, ką turiu omeny, per įstatyminę ir įvairių licenzijų ir ribojimų vis labiau ateinančių prizmę. Tai Europą su Amerika panašiai. Žinai, ten New Yorkas uždraudė Airbnb fully, žinai, tiesiog band, žinai, padarė. Tai prasme, matom, kas darosi ten toj pačioj Ispanijoje, žinai. Tai aš manau, kad ir matom, kas toj pačioj Lietuvoje darosi, į Rygą dar neatėjo taip stipriai, kaip ateina į Lietuvą, bet jau 2 kartus, žinai, keitėsi, nesikeitė, bet atsirado išaiškinimai, 1 kartą iki 6 kartų padidėjo apmokestinimas tų, kas užsiima trumpalaikę nuomą, dabar iš viso išaiškinimas atsirado, kad tu nebegali, žinai, gyvenamosios paskirties turte, tai reiškia bute nebegali vykdyti trumpalaikės nuomos veiklos. Tai aš matau, kad čia toks, žinai, didesnis šiftas ateina. Vienas dalykas galim čia žiūrėti ir diskutuoti ir kažkas gali, žinai, juoktis ir sakyti, ką jūs čia, žinai, Rygą ir Tenerifę ir Balį lyginat, bet, žinai, mes ką norim, tą lyginam. Žinai, ateik, pasilyginsim dar ne tuo. Žinai, tai asmenės, galima ir tai pažiūrėti, bet aš manau, kad reiktų tokį, žinai, globalesnį biškį, suprasti, kas vyksta, nes Europa, čia visos Europos mastu jau dabar yra, žinai, reguliavimas ir smulkiųjų išstumimas realiai iš rinkos. Nes, žinai, viskas shiftina link to, kad instituciniam kapitalui viskas yra ok, dėl to, kad jie from day one daro kitaip, tai ten, žinai, jeigu jie nuomoja 100 ar ten 500 ar 5000 būtų, tai nėra, ta prasme, pavienis kažkoks nuomotojas, tai yra greičiausiai net ir nebūtų paskirtis, tai yra, žinai, ten kažkoks daugiabutis, bet galbūt jisai viešbučių paskirties ten ir bla bla bla, žinai. Tai visas šitas shiftas vyksta Europoje ir aš visą tai matydamas suprantu, kad, tai okei, žinai, tada ne Europos šalyse šiuo atveju yra daug daugiau opportunities, matai, net užkrito. Galimybių, ne? Galimybių. Bet aš dar, ką žinai, norėčiau, kad irgi mūsų klausytojams nepadaryti taip, kad čia Balis tobulas, ten viskas idealiai, nėra jokių rizikų, nes jų yra. Ir yra ten istorijų, ten Balių pagarsėjęs yra vienas rusų vystytojas, $12 milijonų susirinko ir pabėgo iš šalies. Tai daugiausiai pardavė rusų community, dabar jie važiuoja, skrenda į Balį, ten bando grupuotis, ieškoti, bet ar jį suras, tikriausiai nesuras. Yeah. Ir ten, žinai, kur buvo viena iš klaidų, bet mes gal po to pašnekėsim, kaip eliminuoti, bet buvo jam tiesiai į įmonę pervedami pinigai, susirinko ir, žinai, padarė pabėgų. Tada yra toks sparkių irgi rusų, ten vokietis arba vokiečių rusas, nežinau, bet jis rusiškai ir vokiškai šnekėjo, irgi statė Ubudė. Ir ten labai pagarsėjo, nes jis buvo uždarytas ir į kalėjimą, po to jį deportavo, bet ką jis darė, tai yra žemės paskirtis kaip ir visur, kaip ir Lietuvoje, taip ir Balį. Balį yra labiau lengva atskirti pagal spalvas, žalia, geltona, pink, tai pink yra turizmas, jo rūžava.
Ir ta žalia zona, tai yra vėlgi, ten yra subkategorijos. Tai va tiesiog žiniasklaida pasako žalia zona ir visiems užsifiksuoja žalia zona. Bet tas rusų vystytojas Parkių, jisai statė... Tik tai ten dar paminėti gigantiškas projektas. Aš ten, kai buvau Bali pirmą kartą, tik buvo atsidaręs, tai ten viešbučiai, ten, nežinau. Jo, ten aukštų, ten gal 4, žinai, apartamentai, taip toliau, kur net Bali gal pagal visą kultūrą ir vaibą, nelabai daro tokie dideli projektai. Čia kitas klausimas, bet esmė stato, kur yra protected rice fields, kur tu negali tenais, jeigu įsigilini į tos įstatymus, tai jeigu yra žalia zona, tu gali statyti 20-30 užimtumą, kur tu gali padaryti projektą, taip labai trumpai, tu gali statyti, bet ten, kur jisai statė, tai yra protected rice fields, tu negali nieko daryti. Aha. Tai visų pirma, jisai ten daro, tada jis neturėjo absoliučiai jokių leidimų, bet iš tikrųjų, kur buvo didžiausia, kaip Bali iš tikrųjų vyksta tie dalykai, kad jisai labai negerbė vietinio community. Ir tenais yra taip, kad tau reikia kažkiek duoti pinigų, ten ant vietinių ceremonijų, taip toliau, o jis ten arogantiškas visas, aš čia nemokėsiu, aš čia nesidalinsiu, ir tada vietinis communities ten sukilo, tada pradėjo tikrinti, nėra leidimų, dar ir leidimų nėra, bet dar ir statai vietoj, kur apskritai negali statyti. Tai irgi tų rizikų, žinai, tai gali papulti ant tokio, žinai, tu papuoli ir tada, pinigai dingo, žinai. Vienas dalykas. Kitas dalykas, gal nepatikimas tas vystytojas, iš vis pasiema pinigus, parduoda gražų paveiksliuką, irgi pabėga, žinai. Trečia turbūt rizika gal būtų, kad ir vystytojas neturi gal kažkokių labai blogų ketinimų, bet daro 2-3 projektus, irgi pasiema pinigus. Tai pavyzdžiui, gal dabar jau išpopuliarėjo, kad mokama etapais, bet jis pasiema tos pinigus, truputį įmeta į vieną projektą pinigų, truputį į kitą pinigų, nesuvaldo biudžeto ir bankrutuoja vidury laiko. Ir vėlgi, ką tam žmogui daryti, investavus iš Europos, žinai, tu nepasibaigsi. Tai aš manau, kad tų rizikų yra, gal dar ten irgi galiu pavyzdį duoti, ten mano irgi draugas sugalvojo pats statytis, sako, pirkti brangu, aš pats pasistatysiu. Ir ką mes vietoj diskutuojam, yra ispanų vystytojas, yra Tadas lietuvis vystytojas, irgi padiskutuojam, kad iš tikrųjų pačiam statyti tikriausiai gausis brangiau negu pirkti iš kito vystytojo, nes atsiranda tiek daug klaidų, tai kad labai gal neįsiplėsti, tas mano draugas statėsi ir turėjo tilpti ten į 100 000 biudžetą, dabar jau prieina prie galutinio etapo, viskas blogai, pilna klaidų, niekas nesužiūrėta ir tokia, žinai, rožinė pasisvajonė buvo, turiu 100 000, sumokėsiu, man pastatys, pasileisiu, ten bus labai geras atsiperkamumas, viskas, neįmanoma. Ir kas prasideda, žinai, kad ten elementarios klaidos, ten vandentikis normaliai neišvedžiotas, elektra neveikia, viskas blogai ir jam viską perdarinėti ir tada gaunasi taip, kad jis sumokės gerokai brangiau, bus belenkiek prasinervavęs, žinai, belenkiek streso ir rezultate turbūt jam ne 100 000 kainuos 150. Ir ten, žinai, 5% daugiau. Jo, ir tų rizikų tikrai yra, žinai. Tai nesinori man irgi taip pateikti, žinai, kad ten viskas tobula, tai gal taip įeinant, žinai, mes paminėjom tą 15-17%, tai visų pirma, jeigu tu investuosi ten kažkur Sanūrė, Ubudė gal, ar pasirinkęs netinkamą lokaciją, tu negali tikėti, žinai. Tu gal gali tikėtis labiau 10-12%, kas irgi nėra taip blogai. Bet tikrai tu gali gauti tą 15-17%, jeigu tu padarai tam tikrus teisingus sprendimus, žinai. Okay. Tai kaip žinot dabar žmonėms? Aš sakyčiau, gal kaip eliminuoti, žinai, riziką. Tai visų pirma, mes irgi iš tikrųjų su teisininkais, notarais sėdėjom ir sakau, man reikia taip, nesvarbu, kas kaip pasisuktų, man lietuvių investuotojas turi būti saugus. Ir diskutavom ir tas procesas, tai visų pirma, mūsų visa investicija eina pas notarą į depozitinę sąskaitą, tai mes pinigų niekada negaunam, nebent įvykdom savo įsipareigojimus. Tai tarkim, mūsų atveju tenais vila vieno miegoma kainuoja 169 000, tai mes neėmam visų pinigų savo, mes visų pirma išskaidom į etapus, tai pas mus yra 8 pagrindinės įmokos. Ir gal ką mes padarėm, ko gal kiti nedaro, tai kiekvieną įmoką pririšom prie kažkokio rezultato. Ir pavyzdys gal lengviausias būtų, mes turim padaryti 25% statybų progreso, sutartį apsirašom, kas yra 25%, ir tik padarė 25%, atėjo pas notarę užaktavę, su nuotraukom aprašę, sufotkinę, kad žiūrėkit, įsipareigojimas įvykdytas, notarė sako taip, tik tada mes gaunam dalį, ne visą sumą, o dalį, to vieno etapo įsipareigojimo. Ir tada mes vėl statom iki 50%, pastatom 50%, ateinam, parodom. Tai tokiu atveju negalim pabėgti su pinigais, kaip yra ta istorija, ir negalim nepabaigti projekto, nes mes visų pirma turim padaryti rezultatą, o tik tada gaunam pinigus. Tai manyčiau, kad čia yra didžiąją dalį tu gali jau eliminuoti.
Jo, bet čia, žinai, aš manau, kad mesgi nesakom, kad čia yra geriausia rinka pasaulyje. Mes tiesiog, jeigu jūs norit padiskutuoti, jeigu kažkas nori padiskutuoti, kas yra geriausia rinka pasaulyje, taigi diskutuokit. Kaip aš sakau, tai jūs organizuokit podcastą, susėskit ir ten padiskutuokit, mes pažiūrėsim ir tada galėsim tarpusavį padiskutuoti. O jeigu jūs tiesiog nori, žinai, pataipinti, kad tik tais pataipinti, tai tada čia ne apie tai. Yeah. Ir mes, žinai, mes turbūt nereikia... Man atrodo, kad nereikia eiti, žinai, ginti balio. Tai mes dabar susitikom, kalbam, nes man įdomu išsiaiškinti, o jums įdomu pasipasakoti, žinai, tiesiog kaip ten viskas yra. Ir yra tų rinkų, kaip aš sakau, visas pasaulis yra, gali visur investuoti, tik ne Šiaurės Kiprė, bet žinai, čia atskirą epizodą galėsim padaryti. Jo, bet supranti, bet tai tada jeigu jau tu domiesi tuo baliu, tai čia toks mūsų susitikimo ir pokalbio tikslas, kad išaiškinti, kaipgi viskas ten yra, nes aš manau, kad Aš manau, kad balis mano įsivaizdavimu ir iš mano, kaip tu sakai, aš ten, žinai, daug visko skaitau, vis tiek žiūriu, ne? Tai aš taip per paskutinius 2 metus turbūt pats savo kokį susidariau įspūdį, kad balis skiria tokius į 2 etapus, žinai, ir galima jį išskirti mano įsivaizdavimu. Kokie 1-2 metai atgal, kas prasidėjo ir tada viskas, kas buvo iki to. Nes jeigu žmonės buvo prieš ten 10 metų Balyje, ne, arba ten net ir turbūt prieš kokius ten 5-7 metus Balyje, ne, tai jiems dabar ten galbūt net ir taip nepatiks, kaip patiko, dėl to, kad jis buvo labai kaip aš suprantu. Tai jis buvo, aš mačiau netgi, ten toks vienas žinomas bičas kėlėsi video, kaip su motoroleriu važiuoja ir po to įkėlė video taip pat su motoroleriu per tą pačią vietą, kur yra, žinai, diena ir naktis, ryžių laukai, statybos. Bet tai tada yra, tiesiog 2 skirtingi dalykai, tu negali lyginti. Tas pats, kas eiti per Vilnių ir sakyti, kaip viskas yra blogai, nes prieš 10 metų buvo kitaip. Prieš 10 metų buvo kitaip. Nes prieš 10 metų beveik nebuvo, žinai, dangoraižių, beveik nebuvo pusės rajonų, nebuvo pusės rajonų ir daug kur buvo tiesiog kažkas buvo, žinai. Tai tas pats yra su Baliu. Aš manau, kad, žinai, keičiasi auditorija. Tai tiem, kas keliavo prieš 10-15 metų ir patiko visiškai tas jie tiesiog susiranda kitas destinacijas. Ir tie dabar, pavyzdžiui, gal visai geras toks palyginimas mūsų sesuo. Tai praeitais metais visa šeima atvažiavo į Balį ir mes pakeliavom. Tai kur man gal labiausiai norėjusi parodyti tą Balio autentiką, ten kriokliai, gamta ir ten reikia pakilti šiek tiek į šiaurę, nuo mūsų sesiai gal ir patiko visi tie vaizdai, bet tada ten nėra tų kokybiškų vilų ir ten, žinai, kažkoks driežiukas praeina, tenais kažkoks vabaliukas ir jai sako, aš negalėjau užmigti iš to streso. Ir žinai, tenais tikrai daug tų garsų džiunglėse, žinai, yra. Tai pakeliavom, tai tiem gal, žinai, kas keliavo prieš 10-15 metų, jiem gal ten ta šiaurė dar viskas okei, bet tada mūsų sesiai labai patiko Lovatų, žinai, nes ten jau gera kokybiška vila, tu gali į restoraną nueiti, masažo saloną, dar labai gražus paplūdimiai, žinai, tos gamtos dar yra. Tai aš manau, kad keičiasi, žinai, ta auditorija. Aš gal biškį pašiftinsiu į komunikacijos ir bendruomenės pusę, ne? Man įdomu gal aptarti, padiskutuoti, nes iš to, ką girdžiu ir iš to, ką kalbėjau ten su daug skirtingų žmonių apie Balį, iš to, ką matau, ne, tai ten yra pačių įvairiausių bendruomenių. Tai prasme, ten, jeigu tu sportuoji, tai tu ten hebros susirasi, ne, jeigu tu ten valgai sveikai, tai tu ten, žinai, į sveikus visokius barus. Prasme, yra visokiausių bendruomenių, dabar lietuviai mes esam ir čia reiktų parespektinti labai imlūs tokie, ne, visokioms naujovėms, tai irgi turbūt mesimės iš dalies į Balį, ne, su investicijom, ne tik tai su laiko leidimu, bet ir su investicijom į nekilnojamą turtą. Bet ko aš, pavyzdžiui, pasigendu galbūt komunikacijoje ir ne tik komunikacijoje, tai reikia kažką su tuo daryti. Tai ta prasme, investuoja žmonės į Balį, ne? Tai vien iš Lietuvos jau yra kiek investuotojų. Tai tie investuotojai, tai jie gali susitikti ir Lietuvoje, ir Balyje. Žinai, dabar vėl dar kitas trendas, tas, žinai, IRL, in real life. Dabar naują perskaičiau AFK, away from keyboard. Tipo 6-7 ten. Žodžiu, ta prasme. Matai, jūs juokitės, aš net nežinau. Aš tipo perskaičiau ir tipo 6-7. What the fuck? Ta prasme, what the fuck, žinai. Tai vien tai, kad
IRL, kaip tu sakai, yra trendas, jau yra liūdna, kad realiam reikia jo. gyvenime Kad reikia tiesiog jau tai tiesiog trendas, o ne norma, žinai. Jo, bet ir žinai, ir supranti, ir esmė yra tokia, kad tas trendas, jisai pats nevyksta. Čia dar liūdniau, jeigu į tą pusę, žinai, einant. Tarsime, tu turi daryti žingsnius, arba tu kaip ten, va, aš kaip bendruomenės kuratorius, ne Lietuvoje tenais, turiu kažką daryti. Jūs kaip ten vystytojai, galbūt galite pasirinkti, kaip žinai, tokią vieną iš tokių, ne kaip apskritai strategija, bet kaip vieną iš strateginių krypčių. Nes aš manau, kad man bent jau, va šito turbūt trūksta, kad ta prasme, nu tai kur ta bendruomenė, žinai, ją reikia kažkokiu būdu, apibūdinti turbūt, žinai, nu tai gali būti lietuviai investuotojai Balyje, jau yra aiški bendruomenė, žinai, ten jeigu pačiam Baly, tai ten jau turbūt yra tų daug bendruomenių ir tu ten gali, žinai, pasiieškojęs prisijungti prie turbūt kokios ten tik tai nori, ar ten fitness bendruomenės, ar ten, žinai, ten raw eating bendruomenės, ar ten, žinai, Bet, pavyzdžiui, net kalbant apie bendruomenę, tai kad mes ne tik, kad daug apie tai galvojam, bet manau, kad Balys iš savęs yra fokusas į bendruomenę. Nes, pavyzdžiui, viena iš žemių, kurią mes derinam, tai ganėtinai nemaža ta žemė, ten virš 6 hektarų, bet kad mes gautumėm iš viso dylą prie to žemės ir kad mes būtumėm konsiderinami kaip kad tie, kurie pirks, buvo 900 decision makerių. Tai gal aš išsiplėsiu, tenais yra šeima kaip savininkas, yra tada village, tai kaip miestelis, kaimelis, ir tenais yra jo sekretorius, ir vat tam kaimelį tenais yra net, ten apie 1000 žmonių, ir tada dar yra tenais temple, tai vat 3 sudėdamosios dalis, ir kad tu gautum ten fantastinę lokaciją, ten ant klifo šviečia vandenynas, ten wow. Tai vat mes dar tam procese esam ir čia turbūt jau dabar aš galvoju, kokie 7 mėnesiai yra tos dėrybos. Tai vat ką mes ten darėm, mes ruošiam prezentaciją, kas bus per projektas, nes vat tam kaimeliui, vat 1000 žmonių ėjo tas sekretorius ir mano su Arnu padarytą prezentaciją pristatinėjo, kad kas bus ir tik tada vat konsiderina, kad jeigu jūs ten nedarysit kažkokių ten night clubs, beach clubs ir taip toliau, ir mūsų pagal vertybės gal irgi, kad labiau, žinai, ten meditacija, spiritual dalykai, tos vat daugiau žalumos ir taip toliau. Tai va tada pirmą ten etapą praeini, bet kad įsivaizduoti, va ir gal klausytojai, tai čia yra apie 1000 žmonių, tai va kita žemė buvo 8 savininkai. Ir atrodo, ten jau viskas suderinta, buvo tiesiog, kad čia gal kaip labiau toks iš humoro pusės, viskas suderinta, turi atvažiuoti, padėti parašą, padeda parašą, mes pervedam pinigus. Suma vėl nėra maža, ypač jiems tai yra didžiulė. Į susitikimo pas notarę, kol visi susirinko, tai buvo galutinis 4 valandas vėlavo. Tai atvažiavo, 2 sako, aš iš tikrųjų užmiršau, kiti sako, man buvo ceremonija. Ir tada tas susitikimas, kur reikėjo tik tais padėti parašą, užtruko mum apie 8 valandas. Tai ten tiek notarė jau buvo, kur labai santūri, rami ir taip toliau, jau matau, kad kantrybė baigėsi. Nes būna taip, kad jiem tiesiog vienas persigalvojo, visa sutartis ten išnagrinėta mėnesiais, viskas aišku, sako, aš manau, kad šito aš norėčiau pakeisti. Ir tada vėl visi 8 turi, žinai, tenais. Geras dėl bendruomenių, tai va, bet ką aš ir turiu omeny, supranti, kad vienas dalykas, tu gali pradėti dirbti, pavadinkime, ne su tom bendruomenėm, daryti kažką ne balio vietinių bendruomenių atžvilgių, dar kol kas ne apie jas, bet, žinai, kalbant apskritai apie, pavadinkim, europiečių ir pasaulio žmonių bendruomenę kažkokią formuoti, bet kitas dalykas, va, pavyzdžiui, ten apie tas pačias balio bendruomenės, tai, žinai, čia žiauriai įdomi istorija. Bet va čia, žinai, kas yra, dėl ko aš pradėjau apie tai sakyti, kad yra jo, kaip tu sakai, bendruomenė tenai Lietuvoje, Europoje ar ten dar kažką, tai va, pavyzdžiui, dėl ko mūsų intencija buvo ir tą podcastą pradėti, tiesiog papasako daugiau iš vidaus apie tai, kaip tenai vyksta, nes yra daug žmonių, kurie domisi, daug žmonių, kurie nori, bet gavo kažkokią informaciją, kuri netiksli, pasidomėti ir panašiai, ir tiesiog, kad ta vertikalė auktų. Tai čia vienas dalykas ir kaip tu sakai, tai jo, pas mus planuose irgi yra ir vairių bendruomenės fokuso, sakykime, kažkokių iniciatyvų, bet liečiant tą patį Balį ir grįžtam prie to, kai mes kalbėjom, kas nėra investuotojas, kas yra investuotojas ir iš kur tie 15-17%. Tai, pavyzdžiui, mūsų visas kaip minčių seka ar sprendimų priėmimas, jisai atsiremia visą laiką į kažkokias atramas, ne tiesiog, kad mes davai padarom, parduodam, išeinam, bet visa esmė yra, kur mes, pavyzdžiui, netgi dabar vienas žmogus prisijungė komandą, kuris vėlgi tiesiog
kaip yra gal tradicinis vystytojas ir gal yra mūsų požiūris kaip. Tai vienas žmogus, kuris prisijungia pas mus į komandą, dirba Dolce Gabbanoje, ten Middle East Visual Merchandiser. Ne? Ir ką tai reiškia? Ką jis čia turėtų iš viso veikti? Ne? Bet mūsų kokia esmė buvo, kad mes nenorim tiesiog, kad tai būtų tiesiog vila. Mes norim, kad tai būtų skatinanti bendruomenę, skatinanti dalintis ir turėtų kažkokią idėją, kuri tiesiog paliestų, o nebūtų šiaip savo. Ir čia nėra tušti žodžiai. Tas žmogus, kuris jungiasi prie mūsų komandos, tai jisai dalyvauja ten aukštosios mados, tenai Italijoje dabar buvo, ten Romoje prie Koliziejaus, ten eventai ir panašiai. Ir jo visa yra esmė, ką pajus atėjęs lankytojas ir kokią emociją ir kaip ta emocija tęsis per visą tą experience, kuris vyks tenai. Tai mūsų lygiai toks pat tikslas, kad tai nebūtų tiesiog vilai, kurią tu atėjai, permangai išėjai. Tai mūsų visi sprendimai, kaip tu įeisi į bendrą pastatą, kur bus administracija, kaip tave palydės iki vilos, kaip atrodys takelis, kaip tu įėjęs pro duris, ką tu pajausi ir panašiai. Ir ne dėl to, kad tiesiog mes svajojam, kaip čia padaryti tenai fainą vietą. Visa esmė yra kokia, kad mes norim ne tik nuo savęs padaryti kažką, ko mes patys didžiuotumėmės, bet kitas dalykas yra, kad mes norim, kad žmogus iš tikrųjų jaustų kažkokią, emociją. Ir kaip tu, man labai žinau, mes esam tiesiog važiuodami iš Švenčionėlių, atgal į Vilnių traukinį, mes sakom, skrendam į Kopenhagą pusryčių. Ir mes išskridom tiesiog 2-4 valandom rytės skrydis, papusryčiavom, permegojom kapsuliai ir grįžom. Bet visa ta esmė yra, ir pavyzdžiui, kas mane žavė apie tave, tai ir yra, kad labiausiai užkabina tie dalykai kažkokie, kur yra kažkoks experiences. Tai patirtis. Jis nebūtinai brangus, bet tu man buvai atsiuntęs ten Amerikoje, kur ten dykumoje ten padaryta insane, ne kažkoks experiences, ir jis gal brangus yra premium, bet visas esmė paliečia tai experiences. Ir vėl, čia nesapoliojant tiesiog apie kažkokias vizijas ar dar kažkas, bet visa tai grįžta prie tos gražos. Jeigu bus, kaip tu sakai, 1500-700 ten tų visų listingų, bet kažkodėl tu būsi Instagram'e matęs kažkokį reelsą iš influencerio, iš dar kažkas, kas kalba apie tą, tu norėsi pajustai prisilies prie to ir tas mūsų competitive advantage ir atsiranda. Tai va toksai... Čia, žinai, aš galėčiau pajuokauti, tugi važiavai į namelį gamtoj, kur nėra vandens ir nėra tūliko, ne dėl to, kad neturi pinigų. Nes važiavai ir pasakojai, kur ten... Ir po to važiavo. Chebra, man čia nušvitimas, tipo, kaip čia gali būti toks ofigenas namelis. Aš galvoju, blėt, be vandens, be tualeto. Laukia vandens kolonėlė, o žmogus pasakoja, kaip jam ten, žinai, tipo, jo yra vienas iš... Dėl to, kad patirtis, dėl to, kad yra ką prisiminti, aš perpasakoju tavo istoriją, tu pasakoji mums, žinai, ten ir iš mūsų Breakfast Clubo ir Lionas po to pats važiavo į tai, nes ir va, čia yra tas efektas vienos istorijos, kur ten vandenį man reikėjo pumpuoti laukia, kad išbėgtų per kraną. Tai va, nedarysim šito experience'o, bet bus kitas, bet visa esmė yra jo, kad viskas remiasi. Bet čia gal gerą, va, irgi palėtėm, žinai, kad irgi ir tam klausančiam investuotojui, žinai, tai koks gal nauda išsinešti, žinai, tai yra vieni vystytojai, pavyzdžiui, mano irgi draugai ispanai, tai iš vis neapsikrauna. Jie stato labai irgi gražias vilas, bet jie stato ir parduoda. Ir viskas. Tu nusiperki, tavo reikalas, ką tu darysi. Bet mes plaukiam su to savo investuotojų toj pačioj valti. Tai vad, jeigu mes sakom 15-17%, tai vad, ką ir Arnas sako, mes visais būdais nuo pirmo žingsnio, kur bus lokacija, iki kai bus tas experiences gesto, nugalvojam. Ir tada, žinai, mes toj valtį plaukiam kartu. Ir čia yra tas management service, ta administracinė įmonė. Gal girdės kažką apie tai? Jo, tai kur tikriausiai kreipsimės. Apie trumpalaikės nuomos administravimą. Jo, tai žinai, mes su Arnu irgi ant whiteboardo, žinai, rašėmės dėliojamas dalykus, kad kas yra ta administracinė, žinai, įmonė. Taip. Tai yra tikrai tas managementas, kad pasitikti svečią, išvalyti vilą, žinai, kad, būtų ta kokybė. Bet kitas dalykas yra tas pats marketingas, kaip pritraukti tą svečią, žinai, tai jis gali būti ten Sanurė, Ubudė, Čengų, kaip jį pritraukti į Uluvatų, arba jeigu žmogus atostogavo Uluvatų, kaip jį pritraukti būtent į mūsų vilą. Ir tada, žinai, dar ten kitas, ką mes įsirašėm, tai yra labiau inovacija. Tai inovacija dabar į ją jūs tobulėjomės, jau dabar pradėjom kalbėti, žinai, kad norim irgi daryti appsą, kad
tu atvažiuoji į vilą, žinai, ir tau ten lova gal iki galo nepaklota, ar tenais kažkas neišvalyta, tu į apsą, žinai, į chatą atsidarai. Negali būti iki galo nepaklota. Sakykim, žinai, negali būti klaidų, arba ten vandens nepadėta, arba žinai, tenais noriu graikiško, žinai, maisto ir pagal mūsų ten gyvenančias rekomendacijas, žinai, kad tu eini į apsą, bet ką noriu pasakyti, tai mes galvojam, žinai, kaip užtikrinti tą 15% ir ką Arnas gal sakė, žinai, tai va, tas visas konceptas ir tas experiences, mes galvojam į priekį, žinai, kad va, kaip padaryti, kad būtų tas. Atsiprašau, nes aš manau, kad, žinai, nebė kitas dalykas, kad žmonėsgi, va, kaip tu ir sakai, bukinasi, ypač, kai tu turi tiek pasirinkimo. Tai va, aš atsidariau Balį, ne, aš žinau, kad aš varau į Luvato, ne, atsidarau 1700. Aš realiai skrolinau ir žinau, kad yra nuo 40 turbūt už parą iki 1000. Yeah. Tai man tas dar padaro viską neaiškiau, nes, tai gerai, ir tu skrolini ir viskas yra stil panašu. Žinai, vienur biški vienaip, kitur biški kitaip, bet stil ten nėra, kad būtų kažkaip, žinai, labai. Bet aš manau, kas tada suveikia, tada ir suveikia, ką tu matei iki to kažkur. Nebūtinai ieškodamas, o gal ir ieškodamas, jeigu ten jau kažkur Instagram'e ir TikTok'e bus įvedęs Balį, tai jau tau žiūrėk ir rodys biški daugiau to Balio, ne, arba labai daug to Balio, ir tu kažkur kažką pamatysi. Ir aš manau, kad jūs čia įdomu bus pamatyti, kaip tą išsigryninsit ir kaip tas atsidurs kaip tas įsigyvendins realybėj, nes aš manau, kad va čia yra esmė. Kad iš to 1700 tu rinksiesi, jeigu tu nueisi į bookingą, dar pradėkim nuo to, nes jeigu gerai susetapinsit, o manau gerai susetapinsit visą, žinai, tą client journey, tai jis galbūt net nenueis į bookingą, jisai užsibookins, ta prasme, ten, žinai, tik tokia vos ne. Ta prasme, kaip jau dabar viskas, kur vos ne, žinai, kad ir iš apso jau tuoj nebereiks išeidinėti. Tai jeigu šitas dar, žinai, pasidarys kažkuriuo metu, tai, žinai, tai tu galbūt, arba ten Instagram'e tu paspausi ir, žinai, ir tu web'e atsidursi ir ten užsibukinsi ir tu nebenueisi į tą bookingą ir tada, žinai, taip pat tu tiesiog prisitrauksi tuos klientus. Tai aš manau, kad va čia, tarsi, šitas labai irgi stipriai keičiasi, nes ir tas discoverability, tarsi, kad, tai žmonės atranda, aš galbūt net neplanavau varyti Balį. Ir blemba, next thing you know, ta prasme, žiūri skrydžius. Nes, kažkas ten kažkur tik tokia šmėstelėjo, gal ir tiksliai, taigi kažkada galvojau, būtų fainiai, nes aš manau, kad va taip pradeda labiau darytis, žmonėms kelionių planavimas, jisai pradeda biški kitoks darytis, kai anksčiau būdavo, tai tu turi, žinai, 3 savaitės per metus, tu planuoji ten vos ne metus į priekį, tai kur norėčiau nuvaryti, tai norėčiau ten, žinai, nuvaryti ten, nežinau, į Vienos operą, žinai, savaitgalį, tai tu ten, žinai, ir planuoji. Dabar viskas, žinai, vis tiek yra labiau toksai, spontaneous, gal ir planuoja, bet gal ir kažką užgaudyti gali, tai tada kontentas, o kontentą padarysi, jeigu darysi kažką įdomaus, tai ką jūs ir planuojat, žinai, jūs kontentą, jūs darydami šitą planuojat kontentą nuomos. Pavadinkim taip, nuomos segmento kontentą jūs planuodami, žinai, visą projekto, žinai, vystymą. Taip, dar va čia apie kontentą paminėjai, tai va yra pas mus projektai irgi komandos narys Greta Kulišaitė, kuri yra fotografė, tai jos užduotis ir buvo, kad vila būtų fotogeniška. Tai va iš karto tu galvoji apie šitos dalykus ir aš čia gal irgi grįšiu trumpai, nes va prisiminė, tiesiog suklikino su vienu investuotoju irgi kalbant. Tai sako, bet ten yra pas mus vieno miegoma vila ir vonė. Ir jinai tikrai vizualiai, fotogeniškai labai gražiai atrodys. Ir Gretos tenais buvo, kur praleido prie baseino. Baseinas išskirtinis, vonė išskirtinė. Ir gaunus komentarą tiesiog sako, bet kokia nepatogi vonė. Ir nėra pati patogiausia vonė, žinai. Bet kitų turi informaciją, kad svečias užsibukina tarp 2 iki 5 dienų su mintim pasidaryti gerą fotogenišką kontentą. Tada ta vonė tampa, žinai, puikiai. Bet aš diginu šitą kryptį biškį, ta prasme, ten vonios, džakuziai ir taip toliau, žinai. Džakuzi 2 kambarių bute. Taip. Bet supranti, tai aš turiu tam žmogui naujieną. Visos tos vonios yra fucking nepatogios. Ta prasme, visos tos gražios vonios, kurias mes matome ten Instagramuose ir visur kitur, jos visos bus daugiau mažiau nepatogios. Prasme, arba tu esi vonių mylėtojas ir tau patogu gulėti toje vonioje, kuri realiai yra nepatogi. Žinai, ten su putom ir ten su žvakiam kažkokiom. Arba, tai yra tiesiog kita funkcija šiandien dieną jau jinai atliepia. Nes jeigu tu pastatytum patogią vonę, tai jinai nebūtų graži, bet jinai būtų patogi. Tai tada tu renkiesi.
namuose, žinai. Namuose gal statysiesi patogią, nes tau namuose, žinai, vienodai ten nei Instagramą kelsi tas nuotraukas. Tai toksai, aš manau, kad čia yra, jo, aš irgi, kai žiūriu, tai matau, tai blema, prasme. O kitas dalykas, žinai, tai tu ten vonia, pavyzdžiui, pastatyta. Mes turėjom irgi, po to beje realiai perdarėm remonto lygmenį, perdarėm, žinai, po metų gal kitų. Turėjom vonę vidury vonios kambario stovinčią. Ir tai nepatogu, nafik, vonė nepatogi, kad vidury vonios kambario stovi nepatogu, viskas tenais plaukia tada, supranti, nes kaip tu kitaip padarysi, tu nepadarysi, ką tu padarysi, aplinkui visą vonę užuolaidą, tai ne tau, žinai, tai tada, kur seksinės, tada viskas dingsta, tai užuolaidas nepadarysi, ir tada, žinai, toksai, nesąmonė, tai perstatėm tiesiog palei sieną, žinai, kas yra normalu, ir tada viskas veikia toliau normaliai kaip ir veikia, nes, tiesiog yra dalykų, žinai, kurie gražus žurnaluose, yra dalykų, kurie praktiški. Tai čia manau, kad, ką teisingai sakai, žinai, kažkurios dalykus galbūt tikrai verta padaryti dėl to, kad bus gražu nuotraukoje. Yeah. O kažkurio, žinai, aš važiuočiau į tokį šitą, gal irgi, kad nufotkinti ten tą vonę ant prikolo, bet aš žiūrėčiau, ar yra tam toj pačioj viloje dušas, nes aš vonioje vapšė nesimaudau. Iš vis niekada. Net jeigu yra vonė, tai man nesąmonė. Bet čia, žinai, kiek žmonių, tiek nuomonių. Kažkas ir Kiprė perka. Jo. Lemačiau tą Kiprą. Gal aš pasidako dabar aš. Manau, kad tikrai susilauksi vieną kitą. It's okay. Tai klausykit, tai davai tada gal šitą, jūs labai vis tiek apie tą, ir kas suprantu investuotam, svarbu ten ta grąža, ne? Tai ką, tai gerai, aš tai manau, kad aš atsisėdau ir pradėjau skaičiuoti ir suskaičiavau, kad per 3 metus realiai 100% turėtum užvirint. Iš kur? Logiškas klausimas, ne? Taip. Tai man atrodo, kad jeigu per 3 metus iš kur, tai jeigu yra 20% per metus, kad būtų paprasčiau skaičiuoti. Čia ar 15 ar ne, jo, kad tiesiog, jeigu 20% per metus, tai 60 per 3. Taip. Bet tai aš manau, kad per tuos pačius 3 metus kaina pasikeis. Bent ant 40, vien dėl to, kad tai dabar čia pirmie etapai, darote pigiau, ten gali nusipirkti pigiau, nes investuoji pirminiuose, žinai, etapuose. Tai man atrodo, kad tai realu, kad per 3-4 metus 100% gali susigrąžinti investicijos. Manau, kad tikrai realu, nes visų pirma, pastatytos vilos kaina, vėl kokią mes statistiką turim, 30-40% pabrangsta. Tai priklauso nuo kokia momente tu įeini. Tai pavyzdžiui, jeigu mes dabar esam tam iš ankstinių pardavimų etape, užsitikrini žemiausią kainą, nuo šito 30-40%, kai vila pastatyta, tu realiai gali tiek užsidirbti. Tai pas mus irgi yra investuotojų, kurie perka ne vieną vilą, 2 vilas, vieną sako, savo pasiliksiu, kitą aš noriu, sako, parduoti. Tai va čia gal irgi tas toks momentas, kad gerai, apie 100%, kad realu, nes visų pirma kyla žemės kaina ir kai tu esi labai gerai lokacijai ir tarkim Uluvatų, tai yra limituotas žemės kiekis. Tu jeigu nori būti tam prime lokacijai prie tų pagrindinių beachų, tiesiog nebėra žemės. Dėl ko Arnas paminėjo, kad mes jau žiūrime nebe ten 20-30 arų, tokių žemių nebėra arba jos kainuoja ypatingai brangiai ir tada jau matematinė logika nesusidėlioja nei mum, nei investuotojai. Tai mes pradedam žiūrėti hektarais. 1, 2, 3, 5, jo, ta prasme, kaip įeiti į šitą, nes tik tada tu gali gauti dar prime lokacijai už adekvačią kainą ir ten tom gerom sąlygom, kurios mums tinka ir mūsų investuotojams. Tai taip, manau, kad tikrai galima, žinai, įsivertinant viską, kad jeigu tu įeini pačiam pirmam etape, pasistatai, tai ir vilos vertė pakyla, žemės kaina pakyla ir tada dar atvila generuoja, tada per 3 metus manau, kad realu. Tai va, tai aš manau, ką čia diskutuoti. Tai reikia tiesiog daryti. Man tai atrodo, kurią rezervuoti. 1 kambario ar 2 kambarių. Geras klausimas, aš jau žinai laukiu, kada čia atsilaisvins kažkoks kapitalas. Ne, čia reikia, žinai, čia reikia kapitalą, atsilaisvinti jį reikia, sprendimą priimti gali, tai sprendimas. Pas mus, žinai, mes esam susiderinę ir paskolos galimybę. Jeigu turi nekilnojamo turto ir gali jį užstatyti, apie 3% metinės palūkanos, tai, žinai. Kaip tokį sudėliojat? Turim turbūt... 3% plus Euribor? Plus Euriboras, jo. Okay. Jo, nes čia gal, nežinau, čia galim šitą trumpai labai paliesti. Jeigu kažkam aktualu, aš taip suprantu, kad, čia pataisyk, jeigu klystų, struktūrą Lietuvoje NT turi, įsikeiti per įmonę, gauni pinigus ir tada gali investuoti. Čia jūs taip turite sudėlioti. Mes turim tokį vadybininkas, yra brokeris, dirba su visais Lietuvos komerciniais bankais. Tai
jeigu nepameluosiu, Luminoras ir Citadelė patvirtino tas 3% plus Euriboras, tai yra kreditinė paskola, tu įkyti savo turtą, Lietuvos bankas tau išmoka, ir tada tu gali investuoti. Bankas išmoka. Bankas išmoka, taip. Lietuviškas bankas, jo, taip. Nes čia, žinai, užpuls komentatoriai, jeigu nepataisysiu, kad Lietuvos bankas, ką čia nusiešne, kad Lietuvos bankas nieko neišmokė, nes Lietuvos bankas prižiūrinti instituciją. Tai čia, žinai. Ačiū už patikslinimą. Jo, tai čia, žinai. Patirties matau turės komentarais. Mes tos patirties su podcastais įgysim, žinai, nes tikrai ne paskutinis epizodas, manau, kad ir mes kartu padarysim artimiausiu metu dar antrą dalį. Bet tai nice labai yra, dėl padarysim, bet labai nice dėl šito, kad paskritai pasakėjai, nes čia yra, aš manau, kad yra svarbus dalykas. Tai prasme, vis tiek žmonės, nes vienas dalykas, žinai, investuoti pinigus, o kitas dalykas dar galėti ir, žinai, bankinį finansavimą gauti, kaip ir tam. Nėra, kad tu ten vilą įkeiti ir taip gauni, bet kitokiu būdu tiesiog, bet tu vis tiek gauni. Tai aš manau, kad čia irgi yra, žinai, svarbu ir aš manau, kad visai pakomunikuokit apie tai. Jo, kol kas mes matom, kad tas susidomėjimas ir taip didžiulis ir kažkaip, man atrodo, ta balė rinka, jinai ganėtinai yra sveika, nes nelabai egzistuoja tos paskolos. Ir, žinai, visi perka iš tų savų pinigų ir jeigu rinka kyla, tai, žinai, adekvačiai kyla. Bet jo, čia tokia galimybė, manau, mes gal kažkaip... Aš manau, įdomesni žmonės, kaip perka iš savų pinigų. Gali būti, jo, gali būti. 100%. Tai čia, žinai, skiriasi, ar tu turi, žinai, 30 000, ar turi, žinai, 200 ir tie 200 ne vieninteliai. Ar ten 300, 500. Tai va, kalbant apie 300, 500 ir daugiau. Tai tu sakėjai, kad domisi, galbūt nebūtinai vienas žmogus, o ten, tarkim, 2 žmonės ar ten kažkokia grupė žmonių ir sako, tai ką daryti, jeigu mes norim investuoti daugiau? Taip, jo, tai yra, pavyzdžiui, tikrai matau, kad atsiranda poreikis ir ne pirmas toks klientas, sako, šnekam, viskas skamba įdomiai, sako, o kas būtų, jeigu 10 pirkčiau? Ir tokia, žinai, diskutuokim, žinai. Ir jo, atsiranda tokių, žinai, kad sako, aš gal 2 paimčiau, ten mano dar šeima 2 paimtų, dar draugas, žinai. Tai jo, atsiranda tas toks poreikis, žinai, turbūt didesniem gal tokiam, nežinau, investuotojam, kurie gali, žinai, savo leisti investuoti 500 000 ar daugiau. Nes aš sakau, ką mano vienas pažįstamas, jisai užsiima, jisai padeda klientams įsigyti NT prie Viduržemio jūros. Tai jo 90% klientų yra amerikiečiai, tai kadangi dabar čia per pastaruosius nemažai metų toks savotiškas trendas yra vis tiek amerikiečių investuojančių Europoje. Tai va, tai jisai, žinai, atliepia tą poreikį ir jisai padeda jiems investuoti. Tai bet vis tiek, žinai, vienas dalykas, ką jisai mato iš tų amerikiečių, bet kitas dalykas, kad, žinai, dalis vis tiek yra ir ne amerikiečiai, bet overall, ką jisai sako, kad sako, matau tendenciją nuo ten, tarkim, 500 000 iki 2 milijonų, bet tokio dydžio investicijų, kur sako 2, 3, 4 kažkokie, žinai, draugai, ten šeimos, dar kažką, žinai, susideda ir jie nori tada, žinai, investuoti. Ir aš manau, kad aš pradėjau šiek tiek, kadangi domiuosi Italijos, ten, tarkim, rinką, aš pradėjau labiau savo užsiduoti klausimų, galvoju, tai taip, nes iš esmės, žinai, Balyje kitaip, tu nusipirki vilą ir tau viskas sumenedžinta. O Europoje, tu, žinai, tu nusipirksi ten tu nori ten to buto, tarkim, Italijoje, tu nusipirksi tą butą Italijoje, tai tu nusipirksi ne tik tai butą Italijoje, tu nusipirksi dafiga galvos skausmo artimiausius tiek metų, kiek tu tą butą turėsi. Visą laiką tu turėsi galvos skausmą, turėdamas tą butą. Tai, žinai, tai galbūt geriau pasigrupuoti ir, žinai, tada visai kitokie objektai atsiranda. Šiaip čia geras turbūt pastebėjimas, žinai, nes pirmą pagalvojau, kur pagrindinis klausimas yra, žinai, dėl ko klausi, bet dabar gal aš iš savo pusės, ką matau, kad gal mažesni vystytojai, kurie vysto, žinai, ten 2, 3, 4 vilas, jiems bus vis sunkiau ir sunkiau ir sunkiau. Nes, ką ir Arnas minėjo, kad žmogus atvažiuoja experience'ui ir, tarkim, mūsų kompleksuose, Vila Jūra, Ramaja, tai yra didžiulios pagrindinės erdvės. Tai yra gymas, coworkingas, sauna, ledo vonios, restoranas, daug papildomų verčių ir jeigu tu vystai, tarkim, ten tas vystytojo, tas klientas sugalvotų ten pats statyti, 4-5. Pertrauksiu, ne dėl to klausim. Aš labiau dažnai dėl ko, aš labiau dėl to, kad man atrodo, ir čia dabar tik ta mintis man iki galo išsigrynino, ne vystyti, bet kad, tarsi, ir dar drąsiau jiems bus, ir dar geriau bus ir jums,
Nes jeigu ateina 4 žmonės ir sako, žiūrėk, mes po 2 PM susimetėm, ane, turim milijoną. Yeah. Tai visų pirma, jie yra 4, jiems daug drąsiau, nes jie jau vienas tą susižiūrėjo, kitas tą susižiūrėjo, jie bendrai priima sprendimą. Jo, gal lengviau su vienu dylinti negu su 4, bet čia kita diskusija. Bet jie tada sako, žiūrėk, mes turim milijoną ir galvojam investuoti. Yeah. Ir suprantu, ir pas tave ateina ir sako, tai davai. Ir žinai, ir tu sakai, gerai, tai tipo, čia viskas tinka, mes jums sudėliosim viską, tai aš ne apie tai, aš žinok, negalvoju apie tuos, kas nori, jeigu nori kažkos vystyti balę, tai jūs vystykit balę, dabar vėlgi, ne apie tai kalbam, žinai, tipo, aš labiau apie tai, kad, tarasme, kad galbūt ir čia idėja, gal mes galim iškomunikuoti, žinai, ir vat, nu, žiūrovams ir klausytojams, kad jūs pasigalvokit, žinai, galbūt dviese, mums dviese, tai prikolniau būtų į tos švenčionėlius, irgi dviese smagiau buvo važiuoti, negu man vienam važinėt būtų, žinai, o čia, žinai, tipo, nu tai ką, įmetam, nu gerai, tai tu pasiruošęs, nu tai gerai, po kiek ten, žinai, nu ten turiu 200, nu aš irgi turiu. Nu ir tikėtina, kad yra žmonių, kurie ten vieni vienokiam lygmenį turi, kiti kitokiam lygmenį, žinai, turi. Yeah. Ir tada, tipo, nu tai okei, gal davai, tipo, žinai, ir tada gaunasi, kad, nu tai tu ir tokį, kaip pasakyti, ir priežiūra, kiek jos bebūtų, sužiūrėti ten, žinai, kaip sekasi, ten kažką pačekinti, kažką, žinai, pagalvoti. Tai tu irgi ant 2 daliniesi, net jeigu po 1 vilą nusipirkai, bet vis tiek, nu tai su draugeliu, nu tai kaip sekasi, kaip tau praėjusio ten mėnesio rezultatai, kaip tau ten performances, kaip tau ten, žinai, viskas, tai kažkas jau buvo nuvaręs iš pažįstamų, nu tai kaip atsiliepimai, nu žinai, ta prasme, vėl ir tada grįžtam prie ko, prie community. Kažkas 2 susimetė, kažkas 4, kažkas po 1, bet 20, 30, 50 ir galų galia ten, žinai, 100 ir daugiau žmonių, kurie jau pasiryžo arba yra tam kelyje, jie jau gali suformuoti, žinai, bendruomenę, kuri tarpusavėje dalinsis info. Ir jau čia yra, žinai, nu tipo, su šitu būdamas vystytoju, kuris ten, žinai, šiaip tiesiog vysto ir adsus leidžia, nu tu jisai jau nebepakonkuruos tada su jumis, pavyzdžiui, arba su kažkuo kitu, kas, žinai, į tai dėmesio daugiau skirs. Tipo, kas atrodo, žinai, unscalable galbūt kažkiek tais, bet, nu, tai, žinai, unscalable dalykai ir yra tie, kurie dabar veikia ir turbūt veiks, žinai, artimoje ateityje. Bet mes iš tikrųjų, sakai, nepakonkuruos, mes norim, kad konkuruotų. Mūsų intencija ir yra, kad dalintis viskuo atvirai, ką mes kalbam, mes pasakom apie konceptus, kaip mes čia ką darysim ir panašiai. Ir mes nebijom tos konkurencijos, nes mes žinom, kad nuo konkurencijos investuotojas tik tai išloš. Nes kaip dabar, pavyzdžiui, buvo, ne, toj rinkoje, kad visi darė to štampovkės, kodėl? Nes apsimoka. Tau nereikia nieko galvoti, tu kepi tos projektus, tau occupancy rate 90% ir ten galbūt kai kuriuose projektuose daugiau ir panašiai, ir tau nieko nereikia keisti. Yeah. Tu varai ir štampuoji. Kas dabar yra, kad, nu gerai, tai tu sėdi ir, nežinau, gali apsimest durnelių ir sakyti, davai, kepam toliau, dabar dar pardavimai eina, dar metrikos geras, performances geras, o kai bus po to, nesvarbu, mes, sakykim, tada galvojam, nu gerai. Mes galvojame į ateitį ir mes jau dabar priiminėjom sprendimus, bet, pavyzdžiui, sprendimus, kuriuos priiminėjom dabar iš inovacijos, iš community, iš ten koncepto perspektyvos, ne, ir panašiai, tai po 3 metų gal ten jau didžioji dalis tą patį darys ir galvos ir panašiai. Ir tada mes sėdėsim ir galvosim, gerai, kas toliau, ką dar reikia padaryti. Tai tas... Šiaip man patiko, irgi mano draugas ispanas vystytojas, tai jisai taip labai gražiai šitą visą apibendrino, kad, sako, buvo first generation vystytojai, kurie darė belenkai, štampovkės, neapsikrovė, ten iš tikrųjų, kai pasižiūri tie dizainai, nu, prastai, labai prastai padaryti, bet tiesiog jie pardavinėjo vandenį dykumoj. Reikėjo visiems žmonėms, visi pirko labai pigiai. Ir dabar sako, mes jau esam tas second generation. Tai vad mes jau turim pradėti galvoti, žinai, ką padaryti ekstra, kad tikrai vad būtų tam žmogui, žinai, nauda ir kad tikrai užsitikrinti tą, žinai. Ir aš esu įsitikinęs, kad ką mes dabar darom, mes tikrai inovuosim. Dar po 2 metų vėl visai kitai bus. Bet bent jau kaip aš matau, kad tas žmogus dabar, kai yra žemės kaina gera, kai mūsų vilos kaina gera, jis nupirkęs pigiau, jis vis tiek visada išloš. Ir po 2 metų subrangs žemės kainos, kažkaip keisis tie projektai, kažkas bus kitaip, bet kai inovuosim, man atrodo, visada bus, žinai, nu, turi būti visada žingsnį priekį. Mes bent jau savęs klausim to klausimo, kaip būti tarp top 3 ar 1%. Ir kai tu visada galvoji kiekvienam etape, nu, nice. Kažkaip ir gimsta tos idėjos. Nice.
Tai gerai, aš manau, kad šiandien nemažai pradiskutavom, kad sąskaitos numeriukai į komentarus į šitą video aprašymą įmesk. To eskrau, Balio notarės eskrau į komentarus įmesk ir paskirti mokėjimą nurodyti, kad visi tu galėsi pasidalinti. Ir nuolaidos kodas Tom and Jerry. Parašykite, tai galės kas pas mane ar pas Rūtą ateis į skambutį Tom and Jerry. Tai va, papildoma nuolaida. Taip, blema, žinokit, manau, gali suveikti. Ir labai neblogai, tai jo. Tai ką? Ačiū. Ir... Tai ką, ačiū, tai čia jums ačiū, tai čia visiems. Ne, tau ačiū, Tom. Tai ką, tai iš ką man ačiū, tai mesgi susitikom, kad padiskutuoti apie tai, ką jūs darot Balyje, tai aš manau, kad čia, žinai, nėra už ką labai dėkoti, man visą laiką įdomu, žinai, pasižiūrėti, laukiu, nesulaukiu, kada nuvarysiu. Bet žinau, kodėl nevarau, nes bijau, realiai bijau. Padėsime tau su baimėm. Tai, blemba, žinok, tai. Bet jo, prisiruošti ir pasiryšti reikės. Ir tikrai manau, kad ir dėl to second generation sutinku ir šiaip, manau, žinai, heiterių visada bus, tai čia viskas yra, žinai, su jais yra ok, manau. Reikia tiesiog burti tuos, kas ne heiteriai, o tie, kams iš tikrųjų įdomu. Jo, manau, kad daug kas domėsis ir nepasiryš, nes čia yra ryžto labiau klausimas, žinai. Bet tikrai tikiu, kad didžioji dalis bus įdomus žmonės, tai va ta bendruomenė, nežinai. Čia priminė apie heitą, tiesiog random atėjo, bet kaip į vieną mūsų reklamos, kur Jonas dalinos, neatsimenu ką būtent, bet apie vieną iš mūsų projektų. Aha. Ir tiesiog komentaras. Nepyk, bet Ai, ne, tai ten visokių, žinai, ten iš tikrųjų, man nuotaika pakelia, juokinga, žinai, bet yra tie tokie gal visiškai, aš net vadinu, neadekvačių žmonių klubas. Tu supranti iš komentarų, kad žmogus nelabai laimingas yra. Taip. Ir tada iš to grupė žmonių tipo, man įma juoka, žinai, ir mes leidžiam reklamą, ta reklama ganėtinai intensyvi, žinai, ir tada galvoju, žmogus atsikėlęs ne visai laimingas ryte, mato kažkokį bičiuką, žinai, reklamuojant Balio vilą, žinai, ir ten komentarai. Pus nahui asilė, žinai, arba tu... Tai šitas, žinau, dar toks neblogas. Jo, tai man labiausiai patiko, kur tiesiog moteris rašo, kur tikrai nepirkti niekada vilas. Nepyk, bet man asilas, tu toks, tipo, kad aš kažkaip negali tą žiūrėti, bet dėl ko aš pradėjau sakyti, kad nėra baisu tie kažkokie heiteriai ar komentarai arba ten žmonės, kurie tenai nepirks. Man kaip tik toksai yra, jeigu apie mumis vienintelį dalyką gali pasakyti tenai pūsk, ar ten tu man nepatinki, o ne tai, ką mes prakalbėjom ir gali pasakyti, argumentuoti, kodėl tai yra netiesa ar dar kažkas. Reiškia, padarėm gerą darbą užtektinai. Nes, žinai, tikrai yra vietų, kur galim daryti geriau ir man labai patinka su adekvačiai žmonėm, kai ateina į tą pokalbį, žinai, ir užduoda tos tikslingus klausimus ir tada, didžią laiko dalį, žinai, aš matau, buvo tikrai tokių skambučių, kur ateina žmogus toks įpykęs gal, žinai, ir toks labai defensive ir, o tai kaip čia taip, o tai kaip čia tas, ir ten, žinai, jeigu tu jam suteiki visus tos klausimus, jisai gale šypsosi, sako, ačiū Jonai, dabar gal neturiu biudžeto, bet išsisaugau numerį, žinai, susieksiu vėliau. Tai jo, mums gal, žinai, su Arnu taip ramiau yra, kad nustengiamės pagal vertybės daryti, žinai, ir tada toks, ateikit su tą kritiką, žinai, pasakykit, kas jūs gąsdina, mes pabandysim paaiškinti, gal kaip, pradžiai minėjom, ne visiems Balį. Ir pasakysim, žinai, gal jums geriau Lietuvoje pasilikti. Bet tai toks... būtent šito ir laukiam komentarų ir gerų ir blogų ir kadangi tai nėra vieno epizodo, sakykim, čia podcastas ar diskusija, tikslas yra edukuoti ir tiesiog nebūtinai iš mūsų, pirkit iš kitų, jeigu pasitikit vystytų, jeigu pasidarė ten kažkokį research ir panašiai. Mūsų tikslas yra tiesiog paedukuoti, parodyti, apie ką yra Balis, papasakoti iš vystytojo perspektyvos ir supažindinti tiesiog su nauja rinka, apie kurią vis daugiau ir daugiau žmonių išgirsta. Tai jeigu turit kažkokių idėjų, ką norėtumėte išgirsti sekančiuose epizoduose ir apie ką daugiau mums įsiplėsti ir papasakokit, rašykit komentaruose su heito ar be heito, mes tai atsižvelgsim. Jo, aš manau, kad Arnas labai gerai palėtė, kad tikrai ne paskutinis. Tai žinai, aš grįšiu į Balį kelių savaičių bėgę, tai mes ir su mokesčių konsultantais ar su bet kuo kitu galim padaryti, žinai, podcastą. Nice. Tai jo, lauksim tiesiog kažkokių pastebėjimų, kažkokių klausimų, kad galėtume pagal tai padaryti, žinai, epizodą. O mes, man atrodo, dar trijulę susitiksim. Gerai. Gerai. Ačiū visiems. Kol kas.